Nuo seno Kirdeikių kaimas garsėja ne tik įspūdingų gamtovaizdžių, bet ir šviesiais kūrybingais žmonėmis. Čia gyvenimas virė, žmonės aktyviai bendravo, domėjosi menu ir kultūra, o vakarais dažnai rinkdavosi draugėn. Skambėdavo dainos, sukdavosi šokiai, juokas ir melodijos nusidriekdavo per laukus ir miškus, netildamos iki pat aušros. Ne vieną brangę šių laikų ir praeities istoriją savo atmintyje saugo ir vaizdingas Utenos krašto apylinkės puikiai pažįstanti, Kirdeikiuose gimusi ir užaugusi Loreta Cigelskienė. Kultūrinis gyvenimas Kirdeikių kaime virė prieš kelis dešimtmečius, gyvuoja ir dabar. 1934 metais kunigas Juozas Breivas, įsteigęs parapijų, pastatė Silvestrą Gimžauską vardu skaityklų. 1956 metais skaitykla buvo pavadinta Kirdeikių kaimo biblioteku. Jinai gyvuoja ir iki šiandien. Toje bibliotekoje maža būdama skaitydavau knygas, o dabar aš čia dirbu. Ir laukiu visada savo bibliotekai skaitytojų mylinčių knygas. Kultūrinis gyvenimas, kaip anksčiau rūpėjo mūsų seneliam, taip dabar rūpi ir mum. Ir norisi, kad jisai Kirdeikių kaime išliktų ir mūsų vaikai ir anūkai didžiuotųsi, kad čia gyvena tokie seneliai ir turėjo tokias gražias tradicijas. Senasis krašto tradicija šiandien gyvai tęsia kūrėjai, kurių darbuose atsikartoja praeities raštai ir spalvos. Jie kuria autentiškus darbus, dalijasi savo amato paslaptimis ir į kūrybinės edukacijas suburia vietos bendruomenę, kviesdami prisiliesti prie senųjų amatų. Viena jų – vaizdingoje Aukštaitijoje gyvenanti dizainerė tekstilininkė Danutė Blažienė. Jos rankose siūlai virsta raštais, o audiniai pasakoja senasias istorijas apie žemę, žmones ir iš kartos į kartą perduodamą kūrybos dvasią. Gyvenant gamtoje jauti, aš nežinau, gal tą gyvenimo ritmą, pulsą, pirmiausia metų laikus. Ir dienos tą ritmą, tą tokį be lėkimo, be skubėjimo. Matai ir saulėlydį, ir saulėtekį, ir tą visą, sakykime, dieną, ir gal ir tuose namuose tiesiog jauti, kaip apsisuka saulė, kaip gimsta diena ir kaip jinai išeina. Kažkaip tas toks ritmas ir gyvenimo kartu jaučiasi. Kai jisai ir prasideda, ir, sakykime, ir viskas kažkaip auga, žydi, o paskui bręsta ir paskui menksta. Tai va. Ateina ruduo, ateina niūrus laikas ir vėl laukia pavasario. Gyvenant ramiame gamtos glėbyje gimsta ir gražūs įkvepiantys projektai. Vienas jų tarp miškų ir ežerų Kirdeikių apylinkių turtai, kviečiantis pažinti šio krašto istorijas ir paslaptis. Pasakos 12 brolių juodvarniais lakstančių motyvais kuriamam pažintiniam takui, dizainerė tekstilės menininkė Danutė Blažienė kartu su darnia Utenos regiono bendruomenė sukūrė unikalias, pasakišką nuotaiką kuriančias dekoracijas. Gyvenant išvien su gamta kurti daug smagiau, teigia menininkė, atvertusi audinių marginimo dirbtuves. Talentinga tekstilininkė kūrybos procese naudoja ir natūralaus audinių dažymo bei marginimo technikas. Sunokusios ugninės uogos, aksominė medžių žievė, sodri pievų žaluma. Spalvų paletes čia diktuoja pati gamta. Kūrybos procesas smagus ir kupinas netikėtumų, o įsižiūrėjus į gamtą idėjos gimsta dar lengviau, sako Danutė, prieš porą dešimtmečių atradusi ir skiautinių meną. Tai taip būdavo ten po darbelį metus pasiuvi, sakykime, tai mažesnį, tai didesnį, aišku, paskui prasidėjo ir lovatiesės, kasmetinės rengdavom parodas. Tai po truputėlį, kol 2017 metais supratau, kad aš turiu gyventi kitų ritmų ir kad iš tikrųjų kurti turiu. Kurdama šiuolaikinius meno darbus, tekstilininkė subtiliai juos įpina 20-ojo amžiaus namuose austų takelių, rankšluosčių, kilimėlių fragmentus, nertas siuvinėtas detalės. Šios kruopščiai atrinktos skiautės įsiūtos į naujus kūrinius tarsi prikelia praeitį. Jose atgyja senųjų raštų ritmai, spalvų dermės ir gili simbolinė jų prasmė. Kiekvienas audinio fragmentas čia tampa maža istorija, pasakojančią apie senųjų laikų buitį, žmonių rankų darbą ir iš kartos į kartą perduodamą kūrybos tradiciją. Kažkaip savaime atsirado tie senieji audeklai, dideli, kurie tai yra mūsų
močiučių ir promočiučių paveldas. Jisai kaip ir, gerai, spintoj gali saugoti. Tai va, bet paskui keičiasi kartos, keičiasi baldai, keičiasi interjeras. Ir atrodo, išmesti negali, nes kaip ir dalį močiutės širdies išmesi. O kad jisai tiktų tas daiktas, tai reikia persiūti pirmiausia, o formatas turi būti didesnis. Mesgi dabar gulim plačiose, aukštose lovose ir mūsų interjerai, sakykime, irgi yra pasikeitę. Visur yra mados, ta prasme, ir ten vėl tada darai pagal madas ir tie visi audeklai vis tiek turi atgimti, bet turi būti naujoviškai. Sureikšmini būtent tą rankdarbį ir šalia padarydamas atitinkamą techniką, tu pasiuvi daiktą, kuris yra tinkamas šios dienos laikmečių interjerui. Jis yra skoningas, madingas, tinkantis. Jau nebededi atgal į spintą. Didžiausias menininkės troškimas – nepamiršti savųjų šaknų ir tradicijų, švelniai pažadinant senųjų rankų darbo kūrinių dvasią bei suteikiant jiems naują gyvenimą. Menininkė leidžia seniesiems audiniams ir raštams vėl prabilti apie žmones, jų kasdienybę, kantrias rankas ir iš kartos į kartą perduodamą kūrybos paveldą. Ta tradicija vis tiek jinai turi kažkaip tęstis, o mes audėjų kraštas. Visi namai, visos spintos pilnos buvo. Vienų gražiau nuausta, kitų ne taip, bet tai mūsų, ta prasme, mūsų audiniai, mūsų daryta. Mes kiekvienas turim dalį muziejaus, savo, ta prasme, šeimos kažkokios tai tradicijų, savo šeimos darytų, sakau, muziejukus mažus. Tas brangu, anas brangu, ten gal medinis daiktas, gal kažkoks kalvio kažkokį tai daiktą turi, gal kažkokį batą kitas turi, ta prasme, ar ten servetėlės, sakau, įvairiausių dalykų, kurie yra atėję prieš tai iš mūsų protėvių. Skiautiniai negimsta lengvai ir greitai, sako menininkė, atskleisdama vingiuotą, autentiško kūrinio gimimo kelią. Kaip aš sakau, turi išnešiot gal kaip kūdikį. Pavyzdžiui, tai sako, tai per kiek jūs laiko, sako, pasiūna. Pirmiausia, jisai turi gimti galvoj. Galvoj tiesiog toks pirmas fantazijos vaisius, paskui jisai pradeda nugulti į tokius užmetamus eskizus ant popieriaus. Tada prasideda medžiagos parinkimas, derinimas, kas tinka, kas netinka, kiek čia bus spalvų, kiek čia atspalvių, koks čia raštas bus. Aš juos vadinu sentimentaliaisiais skiautiniais, nes ten pirmiausia ir yra esmė tos, sakykime, istorijos, tos noro kažką tai palikti. Kai yra kaip šeimos paveldo daiktai. Man ši veikla pirmiausia tai suteikia visą gyvenimo prasmę. Tai kaip aš gyvenu, kokiu ritmu, tai ką aš kuriu, tai kažkokia yra, harmonija, dermė tarp to. Labai smagu daryti tą, ką darau. Labai gerai jaučiuosi. Atsirado gyvenimo prasmė. Atrodo, visada buvo jinai kažkokia, bet dabar tai ypatingai. Kai lietiesi prie seno, kai tu jį prikeli, jį tiesiog gal išvalai, tiesiog išgrynini, paryškini ir vėl atiduodi žmogui.